Nu, ji nedrįso važiuoti, kol nebuvo įsitikinus kita tiesa. Į pasiuntinius pasiuntė. Ir šiek tiek neaišku, ar Jogaila vedėsi pirtį Krėvoj, ar kažkur jau važiuodamas į Krokuvą. Bet, nu, taip rašo kronikininkai ir tas, kodėlgi ne. Kodėl taip gali būti? Jo labiau, kad Meškų krašto įvaizdis, jis liko labai ilgai Lietuvoje. Ir 17 amžiuje dar buvo tikima, kad Lietuvoje yra vaikų, kuriuos išpenėjo Meškus. Ką Lenkija ir Lietuva davė Europai? Čia turiu galvoje, kartu jau, kai susijungė vieną valstybę, po Liublino unijos. Davė duoną, toleranciją, demokratiją, baroką ir konstituciją. Nu, prašau. Tai yra iš to paties mūsų nemėgiamiausio periodo, bet kuris kartu yra pats gražiausias. Nes jeigu Lietuva nori pavaizduoti, kad ji yra europinis kraštas, nu kur vedasi? Į Vilniaus senamiestį. Tai Vilnius yra grožis sukurtas gyvenant kartu su Lenkija. Nu, nėra artimesnės šalies. Nu, nėra. Tai dabar, aišku, kas Krokuvos vaidmuo yra nutolęs, gal ir Varšuvos vaidmuo yra nutolęs. O fūros per kur važiuoja į Europą? Per Marijampolę. Niekur kitur.